Labas vakaras visiems susirinkusiems gražų penktadienio vakarą paminėti Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 20-mečio. Ypatingai noriu pasveikinti tuos, kurių žinau salėje taip pat yra, gimusius tuo metu, kai įsikūrė institutas, arba tuos, kurie buvo neseniai gimę, kai nepriklausomybė Lietuvos buvo atkurta. Mano kartai, kuriai mokantis aukštojoje mokykloje teko, mes buvom priversti mokytis tokių mokslų kaip mokslinis komunizmas, kaip politinė ekonomika ir panašus dalykai. Yra didžiulis pavydas, kad jūs, jauni žmonės, galit mokytis iš esmės visko ir sužinoti visapusišką, pamatyti visapusišką pasaulį. 92-aisiais vyko labai svarbus įvykiai Lietuvoje. Buvo 2 metai po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Aš tuo metu buvau išrinkta į aukščiausią tarybą, balsavau už nepriklausomybę 90-aisiais, o 92-ieji buvo jau po Lietuvos pripažinimo, po sausio įvykių, po rugpjūčio pučo. Vėl grįžom į savo vidinės kovas, vidinės diskusijas. Aukščiausioji taryba buvo jau prie paleidimo, iširimo ribos. Tačiau vis tiek vyko labai svarbus darbai ir kaip tik jūsų instituto įsikūrimas rodo, kad procesas jau buvo paleistas, nepriklausomybė jau gyveno savo gyvenimą ir tai man buvo tuo metu svarbiausia ir šiandien tas yra svarbiausia. Iš tiesų, šio instituto gimimas tai yra lūžis kartu su Lietuva. Šis institutas, Vytautojo didžiojo universiteto atkūrimas, Karo akademijos atsikūrimas, tai yra kūdikiai, nepriklausomybės kūdikiai, kurie jau mūsų akivaizdoje sulaukė gražios jaunystės, ateityje laukia graži branda. Čia, dirbdama Krašto apsaugos ministerijoje, aš matau šio instituto darbo vaisius. Tai yra žmonės, kurių apie 50 jau dabar dirba Krašto apsaugos ministerijoje, ypatingai politikos departamentuose. Džiaugiuosi, kad tie žmonės turi labai tvirtus pagrindus ir supratimą apie mūsų euroatlantinio bendradarbiavimo svarbą, jie yra tikri euroatlantistai, jiem yra visiškai aišku geopolitinė erdvė aplink mus ir tai yra stuburas mūsų kraštui turėti taip parengtus jaunus žmonės, kurie ateityje bus lyderiai mūsų valstybės prie politikos vairo. Taigi dar kartą nuoširdžiai sveikinu, gaila, kad negalėjau kartu su jumis paminėti šios dienos, bet laukiu dar daugiau jaunų žmonių ateinančių pakeisti, jau vyresniųjų. Čia šioje Krašto apsaugos ministerijoje, taip pat Seime, Užsienio reikalų ministerijoje, diplomatiniai tarnyboje, visur ir tikrai linkiu geriausios sėkmės. Neužmykit ant laurų. Tikrai turit matyti pasaulį įvairiomis spalvomis. Būkit kritiški net ir savo dėstytojams, o baigdama, žinoma, tai labiausiai noriu pasveikinti dėstytojus, tuos, kurie jau visus 20 metų kūrė, puoselėjo šitą institutą ir yra labai svarbus dėmuo visoje mūsų politinėje valstybės sąrangoje.